vėl naujas blogas. Štai mes šį kartą susirinkom į Rychlebskis Teškiai. Aprodysim turbūt mano vieną mėgstamiausių vietų jums. Buvo daug šaunių čia realiai dviračių trasos, kas dar kam neaišku, nes turbūt daugumai neaišku, bet iš aprangos galite matyti, kad tai yra dviračių trasos. Dviračių trasa. Nežinau, nuo ko jums dar pradėti. Čia pabūsim 4 dienas. Ir tiek žinių. Marta su Modė jau apšilinėja. Čia va turim treniruočių trasą. Martynas lekia. Labai graži 3 šaliukų kombinacija. Ten dar toliau turim tokių techniškų pasibandymų. Pamtrekas. Ir kavinė čia dar vat. Matosi. Vyksta treniruotės. Va, Martis lėkia. Nu, Andriukas savo lūžusią koją atlėkia. Trening trasytė. Sveiki jaunimas. Susirinkęs į labai blogą. Labą dieną. Pradėjom minti kalną. Rychlebose reikia užminti, o ne su keltuvais. Šį kartą mūsų mažiau, nes Džiugas kažkaip pabijojo. Sako, kad ten kažkur su draugais, bet jaučiu silpnas yra. Jo, Džiugelis žiauriai silpnas, ane? Jo, Džiugai, linkėjimai Džiugui tau. Lekiam su vėliu. Oi. Bim, per šoną. Ką? Ar sunku mint? Labai sunku. Labai sunku mint. Tiek važiu turim iš šios dienos reportažą. Taip, per tokį upelį reikia minti. Dabar prasidės gražioji minimo atkarpa. Šiaip į visas trasas šita pakilimo trasa, o po to išsiskaido. Upelį. Gražus tilteliai. Čia legendinis tiltelis. Štai šis žmogus yra bemindamas įkritęs į tą griovį. Žiūrim, ar pavyks šį kartą. Modė, gerai, viskas, nepanikuojam. Be panikos. Štai. Va, ta vieta legendinė. Šį kartą pasirodo patobulėja. O, sustojam prie šaltinėlio. Atsigaivinti. Toks gražus bėga šaltinukas. Gerti ir gerti. Taip sužymėtos trasos, kur keliauti. Ir trasų žemėlapis. Pati populiariausia yra Superflow, kuriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parašyta skaičiukai. Tai pati populiariausia ir realiai rekomenduojam pradedantiesiems. O visos juodos yra jau tikrai sunkios, akmenuotas, techniškos. Nu ką, atvykom į Superflow startą. Ten matom vartus į pradžią. Kas varysit, žinokit, kad ten smagiausia trasa ir pradedantiesiems, ir kas moka. Žodžiu, ne tikrai flow ir tikrai fun. Ir super dar net galima tą žodį pasakyti prie tą pačią. Tai bus pervažiavimai, poilsio pervažiavimai ir vėl leistis. Realiai leisimės turbūt ilgiau negu kilom, tai pats didžiausias pliusas, koks gali būti.
Jūs komentarai. Man komentarai, pirmą sekciją įvykėm, matėt, faina. Turbūt tokia viena greitų smagus posūkių, nežinau, kodėl Martis sakė, kad šita lieva sekcija, bet man tai Jūsų komentaras yra. Martis sakė, kad lieva sekcija, nes dabar reiks minti iki kitos sekcijos labai ilgai. Modė irgi su šypsena. Bet čia viskas gerai, trasa gerai, tik iki kitos sekcijos biškai ilgokai. Apšilimui pats tas. Antra sekcija. Super flow. Nežinau, ką papasakot, matysit vaizduose. Vyksta paruošiamieji darbai. Reikia paminkštinti amortikus. Vyksta testavimo darbai. Gerai. Sakė, kad lygiai. Sakė, jei gerai. Nu, pažiūrėsim, kiek Modė išnaudoja. Pažiūrėsim, kiek aš išnaudoju. Puikiai diena. Modė labai santūriai. Lyg būtų jau, nežinau, pamiegojus, o ne su dviračiu lėkus. Mat, bet amortiko daug sunaudojus, matau. Normaliai, Sima daug mažiau. Sima daug mažiau? Aš čia mažiausiai. Aš ant galo varau, o ne ant priekio. And it's done. Va, pabaigėm pirmą trasytę. Agurkėlių pasiemam, valgyti ir varysim maudytis. Pasiėmėm ledų ir varom į maudyklą. Taip, Simona net nesimato, kaip jinai valgo. Traus paršiukam reikia, smurgilkom. Nu va ir atvykom prie ežero. Aišku, nesimato, todėl einam, parodysiu. Nykas, visi ryja, visi valgo. Agurkėlis, muštinukai iš namų. Ką dienos gale dar pats vienas užminiau ir aprodysim 3 juodas trasas. Į naučną stiešką, pirmąją juodą. Akmenata. Pradžia. Daug greičių nėra, nes nestatu. Gražus lovės akmenų. Hop. Taip gražiai akmenį sudėlioti. Neperskubėt. Bet čia
Jau biškis vysta. Sustojau prie Tyrys akmenuko, nes noriu jums parodyti, kokia čia yra trasa. O su tokiu akmeniu. Nežinau, turbūt nesimato, sakysit, kokio dydžio, bet aš prieisiu prie jo. Nu, mano ūgis 1,85 m kokie. Nu, tai čia, nežinau, nusileidimas apie 5 metrus gali būti. Porą kartų esu tai daręs, bet patikėkit, reikia išdrįsti nemažai savyje jėgų atrasti. Toliau grįžti savo juodąją trasą. O koksai nusileidimas. Gražuolė, ne? Ko nėra iš tikro. Vakarais nedaug kas mina. Tai launerių gali pabūti čia. Tokiom trasom vienam, be žmonių. Kažkokioje oazėje, atrodo, atsiduri. Kietai. Vėlė! Lengviau pasilieka šitą nusileidimą. Pradžiai labai sunkus atrodė. Dviratuko čia biškį reikia. Geresnė. Opa! Akmenų karalystė. Kaip dviratis dirbo, aš apakį. Dur. Vau. Vakalinės, manau. Todėl, kad dviračio geresnė reikia. Su vienu norite, kad čia pražūtumėt visiškai. Nu ką, privažiavom. Jastrab. Antra pažiba turbūt po Superflow. Realis laikoma viena įdomiausių trasų, nes labai įvairi jinai. Ir techniška, ir greita vietom, vėl techniška, siaurų vietų, akmenuota. Nu, daug jie sudėta darbo. Prasilėksime, ne? Filmuoju kaukolę. Koksai gražus. Miestelis. Oho! Ačiū, važiuojam vakarienės. Startuojam Rychlebų antrą dieną. Biškį debesota, naktį buvo audra. O dabar rudėsim audrą. Važiuojam? Lekiam. Antrą dieną netokia linksmė. Antrą dieną, saulė nekeičia, važiuoja daug daikelių. Linksma, viskas gerai. Ką šiandien po vakar dienos kalbėtas Martynas Joda. Ir žiūrėsim, kaip sekas pirmą kartą Jodą trasą įveikinėt. Merginom proto dar užtenka, kad nereik čia veltis su jais. Ne. Komentaras prieš? Prieš. Kaip ir sakė, išleidau baimę, bandysim Jodą trasą pirmą kartą. Važiuojam. Va, toks. Vienuota linija gražiai leidžia. Nėra čia tai blogai.
Užkilom iki Superflow, su Marčiu pavarėm juodą. Dabar varysim į vėl Superflow su merginom ir žiūrėsim, kiek patobulėjom nuo vakar. Машина! Nu, matėt, ką Simona išdarinėja visos. Baigiam antrą važiavimą. Sima užsivedus, laužo dviratį. Nu, jau lūžta. Komentaras. Nu, džiugą jau turbūt aplenkčiau. Pirsinė, nes ta. O dabar aprodysim jums šitą nuostabų kempingą. Ką šiandien atvykom į Dolnį Moravą bike parką, šalia Riknebų, 6 kilų ir su keltuvais pasitarnosim. Pažiūrėsim labai gražų parką, pilom su keltuvu, labai didelė Rogučių trasa yra. Nežinau, turbūt viena ilgiausia, kokią aš esu matęs, o ten viršūnėje matosi apžvalgos aikštelė. Žiūrim mapą trasų. Važiuosim. Važiuosim. Pradam pirmą trasą, apšilimui žalia. Žalutėlė. Įveikėm pirmą žalią trasą. Tokie vaikų. Easy, toks grinai su vaikais treniruotis su mažais. Dabar bandysim mėlyną. Kas dabar bus? Dabar įveikėm žalę trasą, dabar įveikinėsim, nežinau, mėlyną gal. Problem. Big problem.
Opa, opa, o. Po visas dienas Futbolą žiūrim. vakarieniaujam ir futbolą žiūrim. Joninės. Ja, jo, ir daug šiandien yra joninės. Per va šitą laužą šokinėsim. Labas rytas, paskutinioji diena. Andriukas jau grįžęs, nes kaip žinia savo dviratį sulaužęs, tai važiavo su mama. Modė su Marčiu jau išmynė, aš juos bandau prisivyti. Šiandien debesuota, bet minimui pats tas susitinkam ant kalno. Štai ir mūsų salos gyventojai pasirodo. Vienas po kito. Sulašinti, pavargę, bet nenugalėti. Bet nepasiduoda. Bet nenugalėti. Nu, per kiek modė laiko užkilom? Užkilom rekordiniu greičiu, 1:10. Net už Andriuką greičiau. Nu, nežinom. Na gerai. Panašiai Mūsų turbūt. rekordas tikriausiai. Ir lekiam. Žiūrėsim, ką išmokom vakar. Dabar važiuoju pasižiūrėti, ką vyras skanaus padarė valgyti. Matau, kempingė žmonių beveik nebėra. Likom mes gal vieni. Panašu į tai. Valgyt vis dėlto daroma. Markytės paruoštas, pjausta, išsijuosęs šaunuolis. Dviratininkai, paskutiniai komentarai. Labą dieną, viskas labai gerai. Puikiai kelionė. Viskas pavyko. Viskas pavyko. Puikios trasos, puikus nusitikimas. Jagyčių biški mažiau. Puikia kompanija. Nieks nepaskaičiavo, bet jau 4. diena mum. Jo. Taip. Pusiau sveiki, pusiau gyvi. Pakojamės, jau Andriukas čia viskas tvarkės. Skaičiuojam, bet niekad nesustojam. Ir lėksim namučių. Blynas. Viskas gerai?